Šiandien laikas tarsi sulėtėja, kad leistų tau išgirsti tai, kas paprastai lieka tarp eilučių. Tai ne sprendimų, o jautrumo diena, kai viskas tampa ypač subtilu, lengva ir skaidru. Gali pastebėti, kaip net mažiausios detalės, atsitiktiniai žodžiai ar vėjo dvelksmas ima skambėti kaip ženklai. Pasaulis nekalba garsiai. Jis šnabžda tarp tylos sluoksnių, kviesdamas tave sustoti ir pajusti. Ši diena – vidinio matymo diena. Ne akys, o širdis tampa pagrindiniu informacijos šaltiniu. Tu imi jausti ritmus, kurių anksčiau nepastebėjai. Likimas neskubina, jis švelniai veda. Labai svarbu šiandien nestumti įvykių. Geriausia, ką gali padaryti, pasitikėti pauzę. Būtent tyloje gimsta aiškumas, kur eiti toliau. Tu stovi rato centre, o pasaulis aplink sukasi švelniai ir harmoningai. Įkvėpk. Pajusk, kad tau nereikia kovoti. Tu jau kelyje ir kelias klausosi tavęs.